Sveiki, fantastikos mėgėjai. Kur mane velnės nunešė šiandien? Šiandienos mano istorija bus pilna paslapčių, dantraščių, kodų ir apie tai, kaip vieno žmogaus išradimas paankstino Antrojo pasaulinio karo pabaigą maždaug 2 metam. Nu ką, sėdam į traukinį ir papasakosiu aš jums truputį daugiau. O, duris atsidarė. Atspėkit myslę pradžiai. Ilgas, raudonas ir patinka moterim. Oi, ištvirkelė tu, ne, aš ne apie tai. Aš apie 50 svarų banknotą. Kaip 50 svarų susijęs su šiandienos istorija? Čia matome Karolį III. O kitoje pusėje mes matome Alaną Turingą. 1952 metų pabaigoje Turingui buvo pateikti kaltinimai už nepadorų elgesį. Ta prasme, jis darė džigi su kitu vyru. Karališkas teismas jam davė pasirinkti arba 2 metai kalėjimo, arba cheminė kastracija. Jisai pasirinko pastarąją ir po 2 metų oficialiai jisai nusižudė. Nu, čia yra visokių teorijų. Ir dabar įsivaizduok, praėjo daugiau negu pusę amžiaus ir jo portretas puikuojasi ant 50 svarų nominalo, kuris yra didžiausias Jungtinėje karalystėje. Ką jis tokio turėjo padaryti? Važiuojam, išsiaiškinsim, parodysiu jums. Sveiki atvykę į Bletchley Park. Karo metu čia dirbo 9000 žmonių. Tarp kitko, 75% personalo sudarė moteris. Tai buvo dešifruotojos, lingvistės, kryžiažodžių sprendėjos, tarp kitų labai įdomus faktas. Einam apsidairysim. O viskas prasidėjo čia, The Mansion. Iki karo čia dirbo 200 kodų laužytojų. Tarp kitko, labai įdomiai atrinkdavo personalą čia dirbti. Į laikraštį įdėdavo kryžiažodžius. Ir jeigu per tam tikrą laiko tarpą sugebėdavo jį išspręsti, tai pakviesdavo darbo pokalbį. Tu nežinojai, kur eini dirbti, ką tu darysi. Ir nežinojai, kad apie tai negalėsi kalbėti ir ateinančius 50 metų. Bet norinčių netrūko. Taip Turingas susirinko šviesiausius Anglijos protus į vieną vietą. Ir atsiraitoję rankovės, jie kybo į darbus. Laikai, kai paprastus kodus buvo galima nulaužti pieštuko pagalba. O, radijas prabilo. Gerai, grįžkime prie to. Laikai, kai kodus buvo galima nulaužti tik tai pieštuku, jau praėjo. Dabar prisireikia ir matematinio skaičiavimo. Didžiausia rakštim subiniai sąjungininkam tapo nacistinės Vokietijos Enigma kodavimo mašina. Čia jau neužteko pieštuko lingvistinių žinių. Čia jau buvo kitas lygis. Gerai, po velnių laikas įsiaiškinti, kas ta Enigma ir kas tai yra daiktas. Atrodo kaip eilinė spausdinimo mašinėlė, bet ne velnio. Matot klavišus? O paskui tenai užsidegančias raidės. Nu, pirmin, pasižiūrim, kas jas viduj. O jos viduj 3 26 padėčių rotoriai. Spaudė raidę A, jinai eina per čia ir išeina į raidę U. Iš raidės U jinai patenka į raidę Z, iš raidės Z į raidę F, iš raidės F į raidę A, iš raidės A į raidę C. Ir atrodo, kad čia tokia pasivaikščios, bet ne velnio. Su kiekvienu paspaudimu rotorius pasisukdavo. Taip suteikdamas milijonus kombinacijų. Kad visą tą reikalą dar truputį pasunkint, buvo ir raidžių keitimas. Štai rotorius iš vidaus. Matot, daug mažų vielyčių. Va čia va ir buvo visas pagrindas šito daikto. Supratau, kad jūs iš mano aiškinimo nieko nesupratot. Paprašiau dirbtinio intelekto, kad man padėtų. Nu, bet jau tokią nesąmonę padarė, kad baisu žiūrėti. Kad iššifruoti Enigmos mašinos kodą, Turingas sukūrė Bumbi mašiną. Va šitie va visi rotoriai veikia sudėtingai. Po velnių, kiek čia besisukančių dalių. Ir kas svarbiausiai, kad kodas ant Enigmos mašinos būdavo keičiamas kasdieną. Nespėjai iššifruoti iki vakaro, viskas, 12 valandą, viskas pasikeitė. Iššifruotos žinutės keliaudavo šičia, prie šito stalo. Įsivaizduok, krūva žmonių, toks tirštas smogas nuo cigarečių ir išgeriami litrai kavos. Iššifravo, sužinojo, bet padaryti nieko negalėjo. Buvo toks variantas, kad žinojo, kad atakuos laivą, kad bus pavadinti laivai tenai. Bet perspėti negalėjo, nes būtų atskleista vokiečiam, kad jie turi prieimą prie jų slaptų kodų.
Nu, tai čia dirbančių žmonių tokios moralinės lomkės irgi turėjo būti baisinės. Jie dirbo tyliai, be pripažinimo, neždami paslaptis, kurių negalėjo pasidalinti nes artimiausiais. Tai buvo našta, kuris slėgė ilgai po karo. Jei taip atvirai, tai į nafik tokį darbą, ką? Standartinė šifruotojos darbo vieta atrodė taip. Spausdinimo mašinėlė, telefonas, cigarečių pokelis ir puodukas kavos. Šachmatai, pramankštinti smegeniniai, visur buvo uždengti langai. Čia aišku ne originalas, bet panašaus stiliaus. Perspėjimai kabėjo visur. Tylėt ir nepizdėt, kaip sakoma. Suprašau, šliksmažalį. Tarp kitko, žinojo, kad anglų žvalgyba jau karo metu naudoja balandžius kaip šnipus rinkti informacijai. Jie skraidydavo su kamerom. Nežinau, neįsivaizduoju, kaip tai turėjo atrodyti. Balandis ir kamera, bet kažkas tai va tokio va. Kažkaip nenustepčiau, žinokit, jeigu būtų dar triušius, poliarinės lapės, karočią ir sliekus dar žemių gelmes tirtų. Informacijos pikas Bišliai parke buvo artėjant D-Day, kai sąjungininkai norėjo išsilaipinti Normandijoje. Įsivaizduok, 58 vokiečių divizijos yra Prancūzijoje, visas jos tarpusavį bendrauja su Enigmos mašinos pagalba. Ir visa ta informacija suplaukė šičia. Kokių reikėjo resursų, kokių reikėjo žmonių, tai čia yra proto nesuvokiama, jo. Po karo ši vieta staiga nutilo. Vieta, kuri padėjo pakeisti pasaulį, tapo paslaptimi, kurią reikėjo paslėpti dar giliau. Tada kiemuose sužybo laužai. Į ugnį buvo metami dokumentai, schemos, užrašai, visas darbas, kuris sutrumpino karą ir išgelbėjo milijonus. Liepsnos kilo aukštai, o žmonės, kurie tai kūrė, galėjo tik tyliai žiūrėti, kaip jų istorija virsta pelenais. Dešimtmečiai ši vieta buvo pamirštas, apleistas, beveik pasmerktas išnykti parkas. Ir vis dėlto išliko tai, ko neįmanoma sudeginti – žmonių atmintis. Na ką, šiandieną sužinojom daug įdomių dalykų. 4 valandų pasivaikščiojimas baigtas, einam į vietinį pabelį, kalsim vieną šauto ir jeigu bus galimybės, nebus triukšmo viduj, aptarsim šią dieną. O jeigu ne, pabandysim tai padaryti traukinį. Užeiram? Nu ką, kolektyvas, aptariam šią dienos dieną. Diena buvo labai turininga ir žvelgiant visą šitą reikalą, ką Tauringas padarė dėl visos pergalės, dėl šifravimo. Ir kaip valstybė su juo pasielgė, nebuvo labai sąžininga, bet čia jau nieko neteisė, jau yra kaip yra. Ir tas jo portreto pavaizdavimas ant 50 svarų banknoto, manau, tai yra mažiausia, ką valstybė galėjo duoti dėl jo. Štai ir pakelsim bokalus. Ir ką, iki kitų kelionių, kitų susimatymų. Bye! Ačiū, kad žiūrėjot. Aišku, laikas ir subscribe. O paraliais, atleiskit, man nesusipratė, per anksti atsisveikinau. Mano tas šukas su lankytinom vietom. Tai va, įdėsim dar vieną iš Bišliai parko. Dabar jau tikrai bye!